prižiūri ir gaunasi tokie abipusiniai mainai. Tai tos šalis valdomos neturi. Klasikinė tokia neofeodalinė šalis yra dabartinė Rusija, bet aš manau, kad daug labai požymių to neofeodalizmo yra ir visoje posttarybinėje erdvėje. Lietuvoje kaip tai atrodo. Lojalius savo asmenys galima iškomandiruoti į Naująją Zelandiją, pasimokyti kažko, arba išvažiuojama į Papua Naująją Gvinėją semtis patirties, kaip auginti miškus, arba dar kažkas panašaus. Tai yra kyšis, elementarus kyšis savo pavaldinys, paskui atsidėkos kažkokiu tai būdu. Ir turim daug požymių. Ir aš manau, kad tai kažkaip tai siejasi su, dar reikėtų tikrinti, su tais kraštais, kuriuose Bizantijos bažnyčia turėjo įtakos. Tai štai šiuo metu man įdomiausia buvo tos taip vadinamos demokratinės šalis arba anglosaksinės šalis. Bet matau ranką pakeltą. Ar čia? Čia nesiskaito. Paskui. Gerai. Tik ką pergyvenom vieną krizę 2008-2009 metų. Jinai nusitęsė truputėlį 10. Kaip prie jos buvo prieita? Pasirodo, galima atsekti tokį dėsningumą. Tada, kada valdanti planeta eina iš vieno zodiako ženklo į kitą, įsivyrauja tam tikros tendencijos. Tai štai Uranas tik ką, tai yra šių metų kovo 12 dieną galutinai perėjo į avino ženklą, o prieš tai buvo žuvys. Nusipieškim savo tokią paprastą schemutę. Žuvys, avinas, vandens. Tai į žuvis iš vandenio perėjo 2003, o iš žuvų į aviną 2010-2011 pradžioje. 11 kovo 12 galutinai. Reiškia, tokia slinktis. Tai dabar, kas gyvyko? Kol Uranas buvo maždaug 7 metus vandenio ženklio, vandenis jisai susijęs su išradyba, telekomunikacijom visom, su visų high-techų ir taip toliau. Mes stebėjom taip vadinamą globalizacijos procesą, o iš tikrųjų pasaulio internetizacijos procesą. Tai buvo nuo kokių 96, tai kokiais gūdžiais 96, ką mes turėjom. Windows 3.1.1, kompiuteris su, pamena, ten tokie tokio dydžio diskeliai dar buvo, reiškia, o 2000 kokiais nors, 90 kokiais, jo, iš tikrųjų kokiais 5-6 metais kompiuteris su kietuoju disku 40 megabaitų atrodė kažkokia neapsakoma prabanga ir buvo nelabai aišku, ką su tokios atmintim daryti, reiškia, ką ten kišti. Tai po to prasidėjo sprogimas moderniųjų technologijų. Po to Uranas pereina į žuvis. Dabar žuvų simbolika. Kaip žinot, mano svajonė yra parašyti knygą Šlykštusis zodiakas. Kiekvienas ženklas turi ir gražiasias pusės, ir tokias, nelabai malonės. Tai atleidžia man čia esančios žuvys, reiškia, žmonės gimė po žuvų ženklų, reiškia, bet yra tokių, kiekvienas mūsų turim, reiškia, savų perliukų, ties jo neapsistosim, reiškia, bet jeigu reikia paieškoti žmonių, kurie norėtų gyventi bohemiškai,
visiškai negalvodami apie pasiekmes ir vat taip vat volia, tai čia vat žuvų tarpe rastumėm labai daug tokių atstovų. Va, tai ką mes turim? Uranas eina žuvų ženklo ir mes turim, reiškia, gyvenimą skolom. Nori namą? Prašau. Nori mašinos? Prašau? Faktiškai banko. Ir netaip jau svarbu, kurioje šalyje visą tai prasidėjo, bet iš tikrųjų prasidėjo, vieni nuo kitų nusižiūrėjo gana greitai. Ir kiekvienam regione tai buvo kitaip. Bet bendras bruožas buvo tas, kad noras, iš vienos pusės buvo noras gyventi gražiai dabar. Dabar. Apie pasiekmes galvosim po to. O iš kitos pusės suteikimas sąlygų. Tai, kaip jau sakiau, mada tokia užėjo. Anglosaksiškam pasauliu. Uranas žuvų ženklai. Biškį atsiprašau, klausimus gal užduokim biškutį, tada duokim biškutį pasakyti, o paskui klausimus bus tam tikras laikas. Gerai, ačiū. Ir va tokia tendencija. Kuo jinai baigėsi, yra kaip ir aišku. Dabar, kada baigėsi? Čia dar viena įdomybė. Reiškia, yra tokia ciklų teorija, graži. Tada, kad zodiako ratas yra kaip laikrodis, laikrodukas. Ir tolimųjų planetų, tai yra pradedant nuo Saturno ir toliau, poros, jos kaip laikrodžio rodiklis. Tai atitinkamai, jeigu tą anglosaksišką pasaulį tyrinėti, tai paskutinė mūsų krizė, reiškia, ta 2008 pabaigos, 2009, jinai prasidėjo tada, kada zodiako rate vienoj pusėje atsidūrė Saturnas, kitoj Uranas. Tai yra, astrologai pasakytų tiksliai Urano-Saturno opozicija. Dabar dėl to, kad planetos, reiškia, juda zodiako ratu, reiškia, bėga pirmin, po to apsisuka, pabėga truputėlį atgal, po to vėl pirmin, reiškia, ta opozicijos, jos susiformuoja ir suyra kelis kartus ir tai išsitempia laike. Tai šita besiformuojant pirmai opozicijai sprogo Amerikoje Merrill Lynch ir Standard Bankas buvo. Lehman Brothers. Ja. Šitie du. Po to prasidėjo griūtis. O po to kaip tik buvo rinkimai, ties antra opozicija, besiformuojant antrai opozicijai, buvo išrinktas Obama į valdžią, jisai sakė, toj mes čia viską sutvarkysim, atsirado šiek tiek vilčių, žodžiu, ir iš tikrųjų po to, kada jau buvo, ten berods 5 opozicijos susiformavo, 5 kartus, ir ties 5 opozicija kažkur taip, taip, Europos centro banko pirmininkas sako, iš principo pagrindinės problemas nesivykė. Lietuvoje užsiklojo ant pasaulinių tendencijų, užsiklojo dar vietinės problemas. Jos labai aiškiai ir nedviprasmiškai matomos Lietuvos valstybės horoskope, tas matėsi. Tai rezonansas gavosi tiesiog dvigubas. Bet dabar mes kalbam apie bendrasias tendencijas, tai ties tą istoriją aš jau nebenoriu apsistoti. Tai štai toliau. What next? O toliau yra vat kokias dalykas. Uranas perėjo į Avino ženklą. Uranas perėjo į opoziciją su Saturnu suyra. Ir 2012 metais pradės formuotis kvadratūra su Plutonu. Plutonas pas mus yra, kaip jau sakiau, viena vertus tai yra klasikinės despotijos šalis. Tai reiškia, mes turime problemas, įtampos liniją, sakykim taip, kuri susieja anglosaksiškas šalis, jų ekonomiką, jų gyvensenos būdą,
jų supratimą, kaip reikia gyventi, susipjauna tai su, reiškia, tom pavadinkim taip, despotijų šalimis, reiškia, jų supratimu, kaip reikia gyventi. Atitinkamai, pirmas, dabar kiek mes galim stebėti spaudą, reiškia, ir žiniasklaidą visą, tai Europos Sąjunga labai aktyviai ruošiasi, tarsi nujausdami, kad bus bėdų, o bėdų tikrai turėtų būti, reiškia, labai aktyviai ruošiasi, daro kažkokius tai sprendimus. Tai tikėkime, kad, reiškia, tie sprendimai kažkaip tai sušvelnins situaciją. Bet čia dabar taip, kandidatas numeris 1, mano supratimu, yra Jungtinės Amerikos valstijos ir Kinija. Dėl to, kad vieni be kitų jau jie tenai, tas konfliktas tarp jų bręsta ir kol kas niekaip neišsilieja. Bet žiūrėsim, kas bus. Mano supratimu turėtų būti, tai tampa kažkaip tai turėtų susiformuoti galutinai kitų metų vasarą ir tada jau pasireikšti. Dabar apie datas. Taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dėl tų pačių, reiškia, dangiškos mechanikos priežasčių, tai yra dėl to, kad, reiškia, planetos bėga į priekį, juda atgal, vėl pirmyn, reiškia, iš viso šitą kvadratūrą jinai užaštrės ir suirs 7 kartus. Pradžia yra... Pradžia yra 2012 metų, birželio 24. Tai yra Joninės, grubiai šnekant per Joninę. Tai vadinasi, apie Joninės mes turėtumėm stebėti, kas vyksta. Ir iš to galėsim spręsti, kaip šita situacija rutuliosis toliau. Stebėti, kas vyksta visose anglosaksiškose šalyse iš vienos pusės ir tose, kaip vadinamose, despotijose iš kitos. Na, aš neradau kito žodžio, kol kas naudoju despotijos, čia tiesiog darbinis toks terminas pačiam savo. Dabar Plutonas tai yra tiesiog galia kažkokia tai, su kuria susidūrusi sistema, jinai neišvengiamai turi keistis. Vadinasi, norom, nenorom, reiškia, anglosaksiškos šalis, jų gyvensena, jų supratimas, kaip reikia gyventi, reiškia, susidurs su milžiniškom problemom ir tos problemos nusitęs iki, paskutinės yra 2015 metų kovo 17. Vat, toks vat nemažas laiko šmokas. Gerai, ne? Va, dabar asmeniškai man ypatingai bjauriai atrodo 2014 metai. Nes 14 metais bus 2 kvadratūros, balandį ir gruodį. Ir ten ją tą kvadratūrą ir sustiprina, palaiko ir visą, reiškia, tas papildo, tą įtampą papildo ir kitų planetų įtampos. Todėl, aš manau, kad pradžia bus 12 metais, tai yra kitąmet, o 14 metais apogėjus, ir 15 mes pamažu pradėsim iš viso šitą išėjimą. O va, dabar, ką dar noriu pasakyti? Prašau? Dabar, reiškia, negali sakyti, kad Uranas silpnutis, reiškia, tam despotijų pasaulyje jisai, reiškia, irgi norom, nenorom, reiškia, neišvengiamai bus pokyčių. Iš tikrųjų, vis dar yra, nepaisant to, kas dėjosi, reiškia, šį pavasarį Šiaurės Afrikoje, yra dar visa plejada valstybių ir personažų, reiškia, kurie valdo tas valstybėlės 30-40 metų, prezidentą, jis perrenka 40 metų. Klausimas, kaip jis ten valdo. Tai ten ir Afrikoje, ir Azijoje, reiškia, turim tokių. Tai reiškia, tas pasaulis, ta sistema, jinai patirs
poveikiai tikrai, aš manau, kad dar bus tų revoliucijų tokių nedidelių sočiai. Be abejo, ekonomikos tarpusavį kalsis, be jokios abejonės. Ir tas procesas bus abipusis. Dabar dėl karinių dalykų aš kažkaip tai abejočiau, todėl kad pasaulis dabar tos transnacionalinės kompanijos, pusė pinigų Kinijai, pusė Amerikai. Tai dabar sakyti, kad Amerika kariaus prieš pačios savo pinigus kažkaip. Tai dėl karinių veiksmų aš abejoju, bet kad žnaibysis stipriai, tai be jokios abejonės taip. Na ir dar viena tendencija, apie kurią mes nepakalbėjom, tai yra ta, kad, kaip jau sakiau, uranas dabar jau yra perėjęs į avino ženklą. Tai naujausios tendencijos kokios. Avinas tai yra kažkas simbolis tokio ryžtingo ėjimo į priekį. Ugnies ženklas, kada reikia stipriai ir greitai eiti pirmin. Atitinkamai energetiniai projektai. Staiga kažkokiu tai nebuvo, dabar staiga ir dujotekiai, ir tiltai, ir tas sirenas, reiškia, ten ta Europos Sąjunga labai smarkiai pradeda tos energetinis saugumas, žodžiu, kas toj srity dirba, tai išmano geriau už mane. Antras dalykas, avino ženklas, jisai turi tendenciją, reiškia, žmonės tokiom voluntaristiniais sprendimais, bet bus taip ir viskas. Avino ženklo žmonėms yra daug lengviau pirmą padaryti, po to paaiškinti, kodėl jis taip darė. Ties ta riba, kada uranas pereidinė į aviną, tai švitavo pirmin atgal, iš žuvų į aviną ir atgal, tai tas buvo 10 metų gegužė, pirmas urano užėjimas į gegužės 28 į aviną, po to retrogradinė fazė 10 metų rugpjūčio 14 grįžo trumpam į žuvis ir šių metų kovo 12 reiškia vėl peršoko į aviną. Ir dabar čia bus maždaug 7 metus. Tai ties ta riba įvyko labai įdomus dalykai. Aš stebėjau, kas vyksta. Tai per pirmą užėjimą, kur buvus, kur nebuvus, Angela Merkel atsistoja ir pareiškia. Jūs žinote, atskirai paimtos mažosios Turkijos Vokietijoje nebus. Vokietijoje gyvena vokiečiai. Ar visiems aišku? Visiems pasidarė aišku. Čia, kur buvęs, kur nebuvęs, išlenda Sarkozy ir pasako, o beje, mes čia turim kažkokių tai keistų čigonų, kurių vieta šiaip jau tai būtų Prancūzijoje, Rumunijoje, vat jie čia parazituoja jau pas mus kelintus metus. Surinko, visus išpirdolino atgal į Rumuniją. Bet ceremonija. Ar Bulgarija, aš nežinau, kažkur. Bam. Ir ramu. Čia mes, reiškia, Lietuvoje turim vėl, reiškia, kažkokių tai įtampos linijų labai panašių. Tai ta tendencija į tokį monolitą. Šveicarai beje, reiškia, staiga priėmė įstatymą, kad mečetės statyti galima, o minaretus tai ne. Jo. Šveicarijoje bus mečetės tokios keistos, be minaretų. Tai reiškia, tas voluntaristinis toks kulokų į stalą sprendimas, reiškia, sprendimai tokie, kas liečia nacionalinį klausimą. Jisai prasirito, taip. Dabar klausimas, kas toliau. Kol kas lyg yra priims. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Ir dabar, jeigu istoriškai pasižiūrėti, kas vyko pereitam ciklui. Uranas zodiako ratą apibėga per 84 metus. Ne? Kas buvo aną kartą, kada uranas buvo avino ženkle, tarkim. Tai tas buvo, bijau pameluoti dabar taip tiksliai, bet nuo 20 kelintų, ten iki berods 33, kažkaip tai ten, kažkaip tai ką. Atsirado Mein Kampf. Taip.
Amerikoje nuskambėjo didžioji depresija, bet ir išėjimas iš jos, kada prezidentas Rooseveltas sakė, atsistojo savo žinojų kalbą, reiškia, vyrai, galvas turim, rankas turim, išsikapstysim. Ir išėjo. Tėtės Hitlerio atėjimas į valdžią, jisai jau buvo, jisai tapo Vokietijos kancleriu, jau kada uranas buvo ten tos fazės Avino pabaigoje. Dar Avino ženklė, bet jau pabaigoje. Tai tendencija spręsti iš jėgos pozicijų, jinai akivaizdžiai buvo visų. Klausimai. Ne, tai tada dar buvo Rusijos įsikišimas su Ribbentropo-Molotovo. Taip. O kas dabar su Rusija, nežinau? Dabar su Rusija. Su Rusija bus labai gerai. Matote, galiu paaiškinti, kodėl. Aš jau kalbėjau apie tai, kad kada uranas keliavo žuvų ženklu, Europa ir anglosaksų pasaulis pamėgo labai neatsakingą gyvenimą, reiškia, skolon. Tokį malonų, akinantį, glamūrinį, kaip iš glencinio žurnalo. Dieve, kaip buvo gerai. Dirbi 2 dienas, gauni pinigų kaip už mėnesį, reiškia, ten. Kaip. Tai dabar kitais metais, vasario 3 dieną, Neptūnas pereina į žuvų ženklą. Viskas. Neofeodalinės šalis pradeda mėgautis gyvenimo pilnatvę. Klausimas, kokia sąskaita. Galima manyti, kad resursų, išteklių. Tai vadinasi, kariauti bus visiškai nenusiteikusios tos šalis. Ir ta šalis taip pat. Jinai tiesiog norės mėgautis tuo gyvenimu, kurį gali savo užtikrinti. Skolon, neskolon, už išteklius, už iškasenas, už resursus. Čia jau klausimai. Tretinis klausimas. Todėl, sakykime, agresijos iš tos pusės tikėtis visiškai. Aš niekaip negaliu įsivaizduoti, kad ten kokia nors agresija iš tos pusės galėtų būti. Ką, ten žmonės norės mėgautis. Taip, kaip mėgavosi anglosaksiškos šalis pastaruoju metu. Taip. Ar yra kokia išeitis Japonijai? Kaip baisus kryžius Japonijai skelbiamas? Dėl Japonijos nežinau. Aš labai abejočiau, ar ten yra kažkokių tai baisių kryžių, bent jau, bijau kažką ir sakyti. Tiesiog nežinau. Vieną dalyką tik tai pastebėjau dėl Japonijos, kada buvo čia pastarasis smūgis, žemės drebėjimas ir atominės elektrinės. Tai uranui pereidinėjant iš žuvų ženklą į Aviną, pačiam paskutiniam žuvų laipsnėje yra tokia žvaigždė, Šiat. Ir kada pavartai aprašymus, kokios situacijos susijęs su ta žvaigždė, jinai kvalifikuojama kaip bloga, dažnai būna visokie hidrometeorologinės šlykštynės. Potviniai, kruša, iškapoja, ką nors uraganai, vėtros ir taip toliau. Taigi, uranui tranzituojant per tą Šiat ir įvyko tas žemės drebėjimas. Ir atkreipkite dėmesį, elektrinės iš Škoto išvertė. Ir daugiausiai žmonių žuvo ne dėl elektrinių kaip po tokių, o dėl to, kad tsunamio banga buvo neįsivaizduojama dydžio. Buvo istorijoje turbūt didžiausia ar antra pagal dydį, reiškia, tsunamio banga, reiškia, kiek japonai tenai atkasė. Vanduo pasiuto. Šiat, žvaigždė, žuvų ženklė, ir uranas. Staigus impulsas, reiškia, išmetęs labai daug vandens. O jinai dabar jau Aviną? Jo, jau viskas. Jau dabar panašių, reiškia, tokio masto žvaigždutė, kur buvo ten ir liko. Ir pro tą vietą laiks nuo laiko tranzituos kitos planetos. Bet tokio masto
mūsų gyvenimo neužteks. O aš skaičiau tokį įdomų labai būtent apie Koniją ir apie Šri Lanką, kad čia yra žmogus įsikišęs, pažaidęs su uranu. Ir čia yra iš Teslos tų mokslinių darbų. Žodžiu, išprovokavo. Aš nežinau. Žodžiu, yra tokios technologijos, kad uraną gali suaktyvuoti ir uranas neapsimoka žmogui techniškai kariauti, o galima per gamtos stichijas sodinti šalis. Aš žinau tik tai tiek, kad kada buvo prieš kiek čia metų ten tos kurortus nusiaubė pietryčių Azijoje, ne, kur per visą Indijos vandenyną perėjo tsunamis, ar ne? Tai berods Bankoko, ar kurios ten monarchijos, reiškia, pas karaliaus vietos astrologų, dvaro astrologas atėjo pas jo didelybę ir pareiškė, kad valstybei gresia didelė bėda, bet jeigu teisingai atlikti aukojimo apeigas, tai tada tos bėdos galima išvengti. Ir iš tiesų ta tsunamio banga, reiškia, tos šalies pakrantės, ten pakedeno vos, bet nieko rimta ir nebuvo. Va, tai tą aš skaičiau spaudoj. Va, o dėl Teslos, žinote, aš smarkiai įtariu, kad mes per daug mažai žinome apie Teslą ir kartu labai daug, reiškia, atsiranda mistifikacijos. Neieškokim velnio ragų ten, kur jų ko gero ir nėra. Tai dar toks klausimas, kodėl mes mažai žinom apie tą Teslą? Kodėl visa ta informacija yra? Aš siūlyčiau tada jums padaryti po metų pranešimą. Balandžio mėnesį tokią temą mes nagrinėsime. Kodėl slepiama, kodėl mūsų... Aš norėčiau porą klausimų. Ant jūsų lentos yra parodyta grafikas 2003-2011 ir jūs komentuojat, kad 8-9 tai parodo krizę ekonomiką. Tai čia mes grįžtame į praeitą etapą. Ne, sakykim taip, kaip uranas buvo maždaug plačiai. Kaip jūsų dabar yra prognozės ir kokios planetos įtakos, kokius jūs planuojat į priekį. Tai yra daug įdomiau. Tai kaip aš jau sakiau, tiems baltaveidžių kraštams arba anglosaksiškiams kraštams, jų gyvenimo būdų ir ekonomikai didelį įtaką darys šitą Urano ir Plutono kvadratūrą, kuri tęsis nuo 12 birželio iki 15 kovo. Bet tai yra laikotarpis, kada turėtų įvykti labai didelės reformos. O sekantį etapą dar žvelgiant, jeigu pagal planetas ar pagal jūs įsivaizduojate matos? Žinote, aš manau, kad mus kaip reikia ant šakių pakratys šitas laikotarpis. Todėl jis yra labai didelis, pakankamai ilgas, žiūrėkit, kiek čia gaunasi, beveik 3 metai. Tai galbūt pradžiai pažiūrėkim, kokiu režimu mes praeidinėjam šitą. Aš tiesiog negalvojau, nesukau galvos dar apie tolimesnės perspektyvas. Bet manau, kad ir šitų mums pakaks. Dar norėčiau antrą klausimą, būtent 12 metų, 24 data. Kaip jūsų prognozės, kokia būtų įtaka tai mūsų Lietuvai, tos prognozės kažkuo pildysis, kuo įtakos planetos kokius, kiek Lietuvai ir kiek pasauliai. Kaip jūs matote tai? O, atleiskite, 12 gruodžio 24 dieną. Čia kaip pasaulio pabaiga. Žinote, matote, aš galiu iš savo patirties pasakyti, kad pasaulio pabaigos mes labai dažnai bijojome. Pirmą sykį mes bijojome pasaulio pabaigos tada, kada artėjo 666 metai nuo mūsų išganytojo gimimo. Tai buvo taip baisu, kad buvo meldėmės visi ant kelių suklaupę, ir bijojom pasaulio pabaigos, nes turėjo antikristas ateiti, tuoj žemė prasiverti. Ir turėjo dangus nukristi. Antrą kartą mes bijojom, ir tai istoriniuose šaltiniuose labai puikiai parodyta, pasaulio pabaigos artėjant 1000 metams nuo Kristaus gimimo. Visa Europa gulėjo kryžium bažnyčiose ir meldėsi, nes 1000 metų, po to kas, tai juoda naktis, po to neaišku, kas bus, visiškai vakuumas. Kaip būti? Tai meldėmės visi.
Kapitaliai. Trečią kartą mes labai bijojom pasaulio pabaigos. Tada, kada, bijau pameluoti, 16 ar 17 amžiuje, kada visos regimos planetos turėjo susirinkti žuvų ženklę. Tai buvo taip baisu, buvo pilna pranašysčių, kad štai atsivers dangaus vartai ir žemės užtvins bus potvinis numeris 2. Vėl mes tokios lokalios pasaulio pabaigos bijojom, kada man buvo 15 metų. Tada po Vilnių atkakliai slankiojo gandas, kad japonų kompiuteris, o kompiuteriai tada buvo dydžio kaip šitą salę, patys portatyviausi, japonų kompiuteris apskaičiavo, kad į Baltijos jūrą turi nukristi kometa ir pat po metų. Ne dabar, o kažkodėl po metų. Ir numirs Brežnevas. Nu buvo taip, ar ne? Nu ir aišku jau 2000-ieji ir taip toliau, ir čia 2012, čia... Jo, man labai kažkoks, parodykite man tą majų kalendorių, ant sienos iškabinkite, prašom reprodukcijas, tada kalbėsim. Tai yra viena. Antras dalykas, labai man patiko etnokosmologo Jono Vaiškūno komentaras. Tai gal kartais majai akmens pritrūko? Nu, sako, įsivaizduok, blamba, nu, vat mes su tavim kalendorių leisim, ar ne? Prišleidžiam kalendorių kokį tai, ir paskui jis į geologinius sluoksnius, reiškia, užkrenta ten žemėm, reiškia, po 100 metų ar po 1000 atkasa ar archeologai kokie ir varto, Vaiškūno ir Šulijos kalendorius baigėsi, vat, po metų, kas dabar bus? Tai aš manyčiau, kad gandai apie pasaulio pabaigą yra... Beje, visai neseniai, prieš porą dienų, turėjo irgi baigtis jau, ateit pasaulio pabaiga. O tik ką, vakar, jo? Vakar, jo, pasaulio pabaiga, dar viena, buvo vakar. Žinote, reiškia, tų pasaulio pabaigų jau pasirodo ir per mūsų personalinį gyvenimą būna 14. Aš nelieščiau tos temos. Arba aš manau, kad tai yra puikiai tema pasišaipyti. Dar trumpi klausimai. Aš norėjau, jūs pasakykite astrologus apie tą planetą. Nu, žinokit, aš šioje vietoje esu Tamošius ne vienas, kuris pasakė, kol neįdėsiu piršto į jo žaizdas, tol nepatikėsiu. Nu, atleiskite, nu, per teleskopą man ją parodykit, tada kalbėsim. Kvauarą atrado, prašau. Setną atrado, prašau yra. Apie juos galim kalbėti. Kol daikto nėra, apie ką mes kalbam. Dar kalbėkime apie tai, kad kažkur Plutono orbitoje, reiškia, 2 tokie megakosminiai laivai, reiškia, laukia ten kelių tūkstančių išrinktųjų, reiškia, kurios išveš dar kažkur, tai žinai. Nu, gal žemėj pagyventi? Taip, ir dar buvo klausimas. Aš dar norėjau paklausti, ar mes per daug mažai visko žinom, ar iš tikro nedidėja tendencija tų potvynių, ar čia surišta su žmonėm, su, kaip sako, su mintim, ar čia mes blogesni, ar čia žemė nusikrato mūsų, visai visokių daugiau esu praskaičius. Įvairiai. Kaip jūs, ar daugėja jų dabar su visokių? Dėl daugėjimo aš nežinau. Matote, visas klausimas yra toks, kokį laikotarpį, aš jau kaip meteorologas ir klimatologas galiu jums pasakyti, visas klausimas yra, kokį laikotarpį mes apimsim, apžiosim, ką matuojam. Dėl to, kad Lietuvoje, jeigu matuoti nuo 9 amžiaus, yra tokia nuostabi profesoriaus Arūno Bukančio knygutė. Neįprasti meteorologiniai reiškiniai Lietuvoje ir aplinkinėse žemėse, nuo 9 amžiaus iki dabar. Tai pasirodo, buvo toks laikas, kada Lietuvoje augo vynogės kaip dabar Prancūzijoje, 9 amžiuje. Buvo skėriai, derlių nurinko, buvo sausros, buvo potviniai, buvo antiek šlapia buvo, kad visas derlius žlugo, supuvo laukuose, buvo. Tai dėl to, ar daugiau, ar mažiau, nu, žinote, su ko lyginsim? Su ko lyginsim? Su kokį laikotarpį įmam? Jeigu 10 metų,
tai tada gal ir daugiai. Jeigu 500, nu. Jūs žinote, Merkatoriaus žemėlapyje, jeigu paimsim, kas turi gerą regimąją atmintį, prisimena senas žemėlapis, Baltijos jūra ir nuo Rygos įlankos link Stokholmo ant kažkokios pačiūžos stovi vyriškis, reiškia, su kartim stumėsi. Tai reiškia, kad Baltijos jūra Merkatoriaus laikais, visa šiaurinė dalis, reiškia, Rygos įlanka, maždaug nuo Kuršo link Skandinavijos, jinai užšaldavo kasmet. Ir užšaldavo taip, kad žmonės su pačiūžom čiuoždavo iš Rygos į Stokholmą. Tai buvo tokia norma, kad Merkatorius tai pavaizdavo savo žemėlapį. Tai dabar apie kokius, ką mes lyginam su kuo. Vėlgi taip, jeigu pabendrausim su šamanais, normaliais šamanais iš Tuvos, iš Hakasijos, arba iš Afrikos, arba dar kur nors, taip. Jie jums pasakys labai paprastai. Motina žemė, reiškia, jinai kaip mūsų mama. Ežerai akis, augmenija yra plaukai. Kraujotaka tai yra visa hidrosistema. Ir mes savo motinai pilam smėlį į akis, užspaudžiam gyslas, natūralu, kad jinai laiks nuo laiko pasipurto. Taip yra. Čia yra tokia pažodinis persakymas normalios šamanės iš Hakasijos. Taip yra. Ačiū.